Maždaug po metų tokiu metu turėsime kitą Seimą. Kaip jūs prognozuotumėt, kokie čia bus būsimieji parlamento rinkimai? Ar jūs matote čia kokių nors gražių, gerų perspektyvų? Ne, aš domiuosi labai politiką, bet noriu ką pasakyti. Ir man jau aš tik vieną dalyką siūlyčiau Seimūnam šitiem, ar ateinantiem, ar būsimiem, kad kur tas visą laiką nusistovėjęs toks, kaip jie sako, dešimtukas, neliečiamas yra dešimtukas, neliečiamas, ten pradedant kokiu nors Kirkilą, Bradausku ir taip toliau, neliečiamas dešimtukas. Aš norėčiau, kad tą dešimtuką šitą, kuris yra neliečiamas, leistų žmonėm reitinguoti tą dešimtuką, leistų reitinguoti, kad ateitų jaunesni, o tie jau žinot, kaip tokia, ten Šaulienė sėdi, leiskim, aš kalbu konkrečiai, ką žinau, partiją, tą socialdemokratų, tai konkrečiai kalbu, ten Šaulienė sėdi, paskui Petrauskienė jau yra tie veidai, ir kai aš paklausau, noriu išgirsti, ką jos pasiūlė, ar ką mintį kokią nors, aš nei karto nieko negirdėjau, kad jos sėdi, man atrodo, jos tik tai pildo popierėlius, ką gali atlikti kanceliarija. Kanceliarija gali tą atlikti. Statistai. Jie tiesiog sėdi ir popierėlius ir žino, kad reikia ten pasimti pinigus, turbūt algą, atseit važinėjom su rinkėjais. Kiek aš važinėjau šią vasarą po rajonus, kiek viską, nei karto negirdėjau, kad buvo atvažiavęs Seimo koks nors narys. Arba leiskim, kiek aš vaikštau po senamiestį, Vilniaus gatves, aš mėgstu labai bendrauti ir turiu reikalų visokių, kiek vaikštau, nei vieną kartą nemačiau Seimo nario, nei vieno nemačiau. Ar jiems neįdomu visai užeiti, kur nors pakalbėti, prieiti prie žmogaus, paklausti. Nežinau, kaip jie bijo, ar bijo jie, ar kad juos neužmėtytų kuo nors, ar nenušviltų ten gatvėj, aš niekaip nesuprantu. Manęs tai pakalba žmonės, maloniai pakalba, pasako, kokios bėdos. Aš visuomet pasiūlau, kur tokie prašo išmaldos, ten sėdi bobutės, sėdi, prašo išmaldos, paskui senukai sėdi. Sakau, ko jūs čia sėdit? Sakau, eikit prie Seimo. Eikit, sakau, prie Seimo, ten turtingesniai ir pamatys, kad jūs taip pietnai gyvenat. Jo, sako, policija tuoj pat mus išvaiko ten. O dėl Seimo rinkimų aš nieko nesitikiu. Čia jie kvailioja, čia yra kvailiojimas. Dabar, pavyzdžiui, kaip ta Šustausko partija su Kristina, aš patarčiau Kristinai, man jį labai patinka, bet aš jau patarčiau Kristinai. Tegu jinai jau daro, ką nori, tik nelenda į politiką. Ką nori. Aš visuomet turiu tokį posakį, kur aš jai pasakysiu. Nereiškia, kad su Picasso miegi, guli vienoj lovai, kad tapsi irgi Picasso. Tai nereiškia. Ir jinai galvoja, kad čia su tokiu politiku ten bendravo, kad nebūtinai taps politikė. Ne, čia yra toks mėgstamas, įgimtas dalykas, o čia jinai labai apsirinka. Ir jinai galėtų moterytė labai gražiai gyventi, laimingai, savo važinėti, susitikinėti ten, kas jai neleidžia. Jai leidžia, gali susitikinėti, bet jinai taip užsitraukė tokią žmonių keistą nuomonę, kad jinai pati matyt nenori ten susitikinėti. Tai jūs prognozuojate, kad Brazauskienė ir Šustauskas nieko nelaimės, nepaklius į Seimą ir kad jie ten nereikalingi. Ji vargšė labai norėtų pakliūti, į Seimą norėtų pakliūti, bet man atrodo tada nesibaigtų intrigos ir iš viso. Tas pats, kas su Šustausku būtų, nes jis irgi buvo su intrigom, visokiom viską. Bet dar aš noriu vieną dalyką pasakyti, kadangi nežinau, kodėl dabar, leiskim, kad Šustauskas veržiasi, tai aš suprantu, jis neturi pragyvenimo, jokio neturi, jis biednas yra, bet jinai turi savo žaistų golfą, žaistų, pavyzdžiui, su Butrimu golfą žaistų, su sūnum žaistų golfą. Ir turi visas prieinamas sąlygas, retkarčiais galėtų pakviesti ten mūsų kavos išgerti, mūsų, pavyzdžiui, mane pakviesti, kad aš ją taip pat iškėliau, jinai tapo labiau žinoma tapo. Jeigu ne aš, jinai būtų, taip visi galvotų, kad namų šeimininkė.
Va. Po jūsų rašymų, taip? Po jūsų... Nu, nerašymų, kalbėjimų, po mano televizijai kalbėjimų, kažkaip tai visi atkreipė ją dėmesį. O kitos partijos, pavyzdžiui, ta Kedžiaus vadinama partija, nu, nežinau, man tiesiog, jinai iš karto buvo pasmerkta žlugti. Jinai todėl, kad man net keista, kad pradėjo tokias visokius partijų pavadinimus, ten visokius, man nepriimtina tokie yra dalykai. Ir be to dar man nepriimtina, pavyzdžiui, kaip dabar skaitau, kad Zuokas priims pas save šitą Vagnoriaus tą vadinamą partiją. Vagnorius jau savo darbą padarė. Viskas. Irgi nelystų jau. Taip pat kaip Prunskienė turėtų, ne. Ne, Prunskienė vis tiek braunasi ten, jeigu Lietuvoje jos niekas nepalaiko, tai jinai braunasi per Maskvą. Nu gerai, kad jinai tokia energinga yra. Bet aš jau noriu paklausti tų moterų, pradedant Kristiną, Prunskienę, paskui Vagnorių, jau čia prie vyrų, Vagnorių. Neugi jie neturi ką daugiau veikti. Kodėl jie galvoja, kad jie išgelbės tą vadinamą sužlugdytą, jų pačių sužlugdytą Lietuvą, Kodėl jie išgelbės? Jie neišgelbės jos jau, viskas. Čia reikia visai netokių žmonių. Nu, dar aš tikiuosi, kai veiklus yra labai Zuoka veiklus, tai aš iš Zuokos dar tikiuosi. Kaip jisai pats sako, nors aš vagiu, bet sako, aš daug Lietuvai dar, Vilniui darau, jis pats taip prisipažino. O tas jo judėjimas ir tas jo pasirodymas su tuo šarvuočiu, kai sutraiškė tą... Nu, nežinau, čia man, jisai toks, man patinka, kad jis yra toks fantastiškai ekstremalus ir fantastiškai toks charizmatiškas. Tai jisai geriau negu koks nors ten knapsantis ir tylom viską darantis yra. Man tai jisai nieko, aš su juo mes pasišnekam kartais ir aš visai taip, tegu jis nebus kvailesnis, bet jisai labai susidėjęs su gopšais ten susidėjęs. Pavyzdžiui, jo vicemeras Atomavičius, kurį aš irgi biškai žinau, kadangi toj partijoje buvau socdemų, tas Atomavičius yra dar jam reikės jį biškai pasisaugot nuo jo. Ar tiesa, kad jūs bendravote paskutinėmis Julijos Brazauskienės gyvenimo dienomis ir ji jums papasakojo kai kurių dalykų, kur kaip išpažinti, kaip prieš mirtį? Ne, aš nepasakyčiau, kad jinai ten išpažinti, aš dažnai ten pasibūdavau, bet man tiesiog matėsi, kaip jinai, man matėsi tiesiog ant mano akių, kai aš karts nuo karto atvažiuodavau, kaip jinai yra, nu, tiesiog ignoruojama ir uždaroma tarp tų 4 sienų visą laiką. Atvažiuoja kaip jinai antram aukšte, nulipa nuo antro aukšto, viskas gerai, kalbamės, geriam ten kavą, sode ar kur nors. Paskui jau kai į kojoms, ne, dar vienas atvejis yra toks, atvejis yra tas, man įstrigo labai, kaip ženijosi jos anūkas Dominikas. Dominikas ženijosi ir aš važiavau, tai buvo, Rapolui tada buvo arti 2 metų ir aš su vežimuku visai silpnai važiavau pro katedrą. Ir iš katedros išėjo švitėdamas Brazauskas su Kristina, už rankučių laikydamis, po to atėjo Audra Usonienė su Usoniu, dar saldainių pavaišino Rapolą saldainiais. Paskui kažko tai paklausiau, o kur Julija? O Julija stovėjo už kolonos ten pasislėpus, slapta visai pasislėpus ir niekas jos nepakvietė į anūko vestuvės. Tai man buvo labai baisu, šiurpai. Taip pat analogiškas atvejis buvo, kai jinai su Brazausku pragyvenusi 44 metus pragyvenusi su Brazausku ir jo laidotuvės buvo nepavežėta visiškai. Nei dukrų nepavežėta, nei giminių nepavežėta, niekieno, nes jai labai skaudėjo kojos ir jinai pati negalėjo nueiti iš Turniškių iki prezidentūros, bet niekas. Tai aš jos klausiu, Julija, ką tu darei? Aš iš karto po laidotuvių atvažiavau, po Brazausko laidotuvių. Ką tu darei? Sako, aš žiūrėjau televizorių ir ne viską mačiau, nes verkiau, sakė. Verkiau sėdėdama. Nu, jos vienintelis išganimas buvo televizorius, o paskui, kai jau visai
sunkiai vaikščiojo. Tai va, jau buvo pirmam aukšte, jau į antrą neužlipdavo aukštą, pirmam aukšte būdavo ir būdavo visuomet televizorius įjungtas, televizorius ir viskas. Ir dar priskirta viena prižiūrėtoja, apart tos šeimininkės dar viena prižiūrėtoja, kad nelandžiotų žurnalistai, kad nelandžiotų pašaliniai žmonės, kad nelandžiotų niekas. Ir man taip kažkaip labai graudu buvo, dar sakiau, dar jinai sako, gal spintelė yra, sako, gal sako, ką nors nori, sako, yra, jinai laikė viską prie savęs, ten turėjo ir kavos, ir visko, sako, gal ko nors nori, Julija, sakau, nesirūpink, sako, aš nieko nenoriu, aš jau tavęs, paskui aš ją aplankiau po jos gimimo dienos praėjus porą dienų. Po gimimo dienos aplankiau ją ir tada mes nusifotografavom. Sušukavom ją, viskas ir nusifotografavom su ją. Tai paskui jau praėjo, nedaug labai praėjo kelios dienos ir jinai, prieš tai jinai sako, man labai sako, tu, kad tu žinotum, kaip man skauda širdį, sako, Dieve, sako, kaip skauda. Tai sakau, taugi daktarai, ką nors sakė, ne, sako, man ne fiziškai skauda, ne fiziškai, o taip jai. Suprantat, ir jinai visą tai tą prarijo tą piliulę ir anūpo prarijo piliulę. Ir, pirmą pradėkim nuo Egipto, jinai prarijo tas skyrybas piliulę, neskandalino niekur, kitai tai lakstytų ir akis visiems draskytų. Paskui prarijo tą dėl anūko prarijo, paskui dėl laidotuvių Brazausko, kad nepavežėta buvo. Ta moteris, jo, kaip nesugyventinė, žmona, ta buvo dukro. Bet čia, aš skaitau, kad čia dukros tik kaltos. Tik tai dukros. Aš mano tokių, ir mano visų pažįstamų žurnalistų nuomonė yra tokia kaltos dukros. Dukros sakytų, mama, davai, pavešim tave, invalido kokiam vežimėlį, ar kur pavešim tave, jeigu tu laiptais negalėsi užlipti tenais ar ką nors. Bet ne. Ir po jo laidotuvių, vėl prasidėjo tie lauknešėliai, kaip aš vadinu, tokios atnešė, ir viskas. Ir Rūtė paskui tą jų prižiūrėtoje paskambino man ir sako, bet ir Rūtė vienintelė ir buvo prie jos mirties, sako, jinai pradėjo kažkaip keistai kriokti, taip žinai, kaip liktai orą gaudyt kriokti. Ir viskas, ir jinai man sako, tada žvakę aš uždegiau. Uždegiau žvakę, jau matau, kad jinai. Ir paskui jinai man paskambino, sako, Julijos jau nebėra. Ir viskas. Ir man keista, kad jinai visą laiką, aš dar sakiau, ir daktarė tą patį sakė, jai sako, išjungkit, sugadinkit kaip nors televizorių, viską. Ir jinai daug ko nematė per ašaras tas, bet jinai, sakau, tu matė, kaip iš jo padarė šventąjį, sakau, padarė, Dieve mano. Čia socdemai padarė į šventąjį, kadangi jie turėjo kažkaip tai atsidėkoti jam, kadangi jis priveisė labai daug pas socdemus milijonierių. Jis leido prisiveisti jiems, kadangi kitas pasakytų, stop, gana. Kodėl tu tai padarėjai, taip man gėda partijai padarėjai, bet jam netrūkdė jie daryti tas visas, pradedant ten su valdovų rūmais ir su visokiom alytom ir su dar viskuo. Ir jisai atseit nemato niekur, ir nors skundėsi labai daug žmonių, kad kodėl taip daroma, kodėl ardoma pramonė, kodėl tą, jis nieko nedarė, jis tvarkė savo reikalus, tvarkė. Visi padarė iš jo šventąjį tada, čia jokinga, net aš net kalbėjau su kaip čia pasakyti, jo titulus, su Bačkiu, bet kaip jį kardinolas, aš nežinojau, kaip jį kreiptis, net aš gatvėje jį sutikau, sakau, jūsų ekscelencija, aš nežinojau, kaip jūs kreiptis. Nesvarbu, sako, kaip kreipsitės. Sakau, kodėl jūs negirdėjot, sakau, kai buvo su karstu beldžiama į duris, sakau. Aš sakau, socdemai ant jūsų labai pyksta, žinokit, kad jūs neleidote įnešti. Bet logiškai pagalvojus, jie bažnyčioje nebuvo susituokę. Jis santokos buvo neišardęs santokos su Julija. Čia socdemai jam padėjo dokumentus tvarkyti, tiksliai žinau. Ir kas dar padėjo, aš nenoriu pavardės jau minėti, vienintelis toks.
neįsituokęs jis buvo. Antras dalykas, su Julija įsėmė bažnyčioje tą visą, tai čia prieštarauja viskam ir man atrodo tie žmonės, kurie nežino, labai pyko ant jo, kad neleido į katedrą įnešti. Atseit jis grąžino katedrą. Ką jo čia, jeigu jisai būtų grąžinę savo ragus, nagus, kanopas tas visas, tai čia jo asmeninė yra. Kaip jis gali valdišką katedrą grąžinti, ne? Bet to jis negalėjo negrąžinti, jau buvo tokie laikai, kad jis... Ir be to ten labai spaudė, kaip aš anaką kalbėjau su Šepečiu, sako, mes visi jam sakėm, kad nurimtų ir kad jie, matyt, labai tada jau tie komunistai norėjo laimėti katedrą. Tada jis atsistojo drąsiai ir pasakė, kad grąžinam katedrą. Aš kalbėjau tuo klausimu. Norėjo rinkimus laimėti. Taip, ir norėjau, kad ne Sąjūdis laimėtų, o kad laimėtų šitie postkomunistai visi. Ir dar noriu pasakyti, ir padarė šį šventąjį. Ir man keista vienas dalykas, kad suskubo jie to ir paminklus, ir į muziejus, ir viską daryti. Leiskit susigulėti įvykiams, leiskit atsitokėti žmonėm. Ir dabar, man atrodo, tas anšlagas visas atslūgęs yra. Visai atslūgęs, kada dabar, man atrodo, kad vėl tas pasikartotų, kitaip žmonės reaguotų. Kitaip visiškai. Jūs Varšuvoje turite pažįstamų ir tie Lenkai jūsų manimų, jūsų pastebėjimų labai skiriasi nuo tų Lenkų, kurie čia kelia triukšmus Lietuvoje. Aš turiu vienas dalykas giminių. Lenkijoje kasmet važiuodavau į Varšuvą. Varšuva yra tikri Lenkai. Pavyzdžiui, profesorė dėsto universitete, kita dirba medikė garsi, kita vėl, va čia tikri inteligentai. O ne čia tie kur pas mus va tokie yra tuteišai, kaip vadina visi tuteišai, jie lenkiškai gerai nemoka, suprantat? Ir jie kada nuvažiuoja ir susitinka su tikrais varšuviečiais, su tikrais, aš turiu omeny Varšuvą, su tikrais, jie nesusišneka, taip kaip mes nesusišnekėtumėm su kokiais nors dzūkais arba žemaičiais, tikra žemaičių šitą šneka. Čia nėra tie Lenkai visiškai. Tai man keista vienas dalykas, kad va čia keli politikai yra, visiems žinom ir aš jau nekartosiu, kurie va drumščia tie vandenį visą. Tai jie greit iš po nakties tas lentelės gatvių pavadina. Paskui mokinius atveža tenais, kad būtų daugiau žmonių, mokinius atveža prie streikuoti. Ir tie visi žmonės yra sukalbami ir viską, bet va čia toks drumstimas yra šlikštus. Dar Antakalnio kapinėse, prisimenu tokį atvejį, ten yra perlaidota jų labai daug žauniežų, Lenkų. Ir atveda Lenkų grupę, rodyt, kur mūsų čia yra už nepriklausomybę viską. Jie sako, aplanko tuos, kur jų žauniežai palaidoti. Jis sako, jaki zapuščioni Litvini, не могут pšontać. Sako, kokie lietuviai apsileidę negali patvarkyti kapinių, suprantat, čia jų žmonės. Įsivaizduojat, kokie yra. Nu, jie pripratę, kad Litvinai tai chalopai. Čia nuo amžių tai buvo, kad chalopai, kad šeimuose lenkiškai kalbėtų, o dabar kas darosi, kad iš klasės paima mokinį ir perveda į kitą į Lenkų mokyklą, jo. Taigi čia visiems. O aš sutariu labai gerai, kiek čia buvo ambasadorių Lenkų, mes geriausiai sutarėm ir po šiai dienai ir pasiskambinam ir pasišnekam ir gerai mokėjau Lenkų kalbą tikrai. Jūs turėjot neįtin malonę istoriją su nuomininkais. Kaip čia dabar jie baigėsi, ar dar nesibaigė? Ne, tai yra dabar treti ir kelinti, tai dabar negaliu prisiminti, metai buvo, jie kaip pabėgo naktį tada įsivežė savo visus turtus, nu paliko ten šlamšto tokio, kad paskui man reikėjo samdyti žmogų, kad iškoptų tą mano visą. Nu, aš po to, kai iškopė viską, tada, o Jonas mano Žilinskas, kuris turi šalia antikvariatą, matė, kaip jie krovėsi viską, jau tokį aplūžusį autobusiuką. Tai jie pasakė, o remontą darysim, sako, užtat įsivežam staklės gintarui apdirbti viską. Nu, sako, mane šovė į galvą, kad čia jie bėga. Tai buvo jau geras pavakarys, vos ne naktis. Tai ką noriu pasakyti, nu buvo paduoti jai, jau buvo atjungti iš karto telefonai, aš prisiskambinti negalėjau, nieko, jie liko už elektrą, jie liko už telefoninius pokalbius, jie liko labai daug
tai buvo priskaičiuota, aš visuomet eidavau ne vieną pas juos tartis dėl tenais apmokėjimų, aš turėjau juristę, kuri visą tą fiksuodavo. Tai, suprantat, jie liko apie 27 000. Jau skolingi. Skolingi, nes uždėjo dar tą, uždėjo juristę kaip tai vadinasi, delspinigiai ten ar kas, uždėjo tuos procentus, uždėjo 27. Tai dabar, kai teismas buvo kelis kartus, 2 ar 3 kartus buvo teismas, juos randa kažkaip, aš niekaip nerandu jų. Tai ką noriu pasakyti, tai dabar jie prašo, padavė apeliaciniam teismui, šitas teismas pripažino, kad skolingi ir viskas, bet padavė apeliaciniam teismui, jų pavardė yra Žalimai. Apsimeta tokiais dailininkais, menininkais, jie, tai priteisė jiems viską, tai jie padavė, kad nuimtų šitos visus delspinigus, tai yra paduota apeliacinį teismą, o dabar tas bus 25 spalio, šiandien skambinau advokatui, paklausti, kaip tie reikalai, ar man laukti, ar jau senaties suėję, sako, bus, sako, 25 spalio. Bet tokių žmonių aš daugiau, sako, kad padarytų tai rusas Lenkas, sakytų, oi, tas rusas padarė Lenkas. Lietuviai, tie patys iš to pačio krašto, kur ir aš. Tik skirtumas tas, kad aš Memelį Klaipėdoj, o jie yra Palanga. Ir prašau, pasitikėk tu. O taip atrodo, eina musės nenuskriaus. Bet toks suktumas įgautas, tokia melagystė. Aš pirmą kartą susidūriau, manęs nėra niekas, aš nesu nieko apgavus. Mane niekas nėra apgavęs ir aš nieko nereikalauju, kad jie man ten virš kažką. Nereikalaut, kas jums nepriklauso. Kas nepriklauso, aš nereikalauju. Bet to dar aš pakviečiau žmonės, žmogų pakvietėm, meistrą, kuris padarė vėl, viskas buvo, jie kartu ten ir mikrobanginė buvo pasidarę tualete, ir skalbėsi, ir keturiese, reiškia, jie 2 šeimos nariai ir dar 2 vaikai. Ir ten miegojo ir viską. Tai suprantat, kas yra. Ir viskas buvo nukrypę, nors ten senamiestį ir taip, jau žinot, kas yra, drėgmė tokia savotiška. Bet dabar išnuomavau žmonėm, kuriem nei drėgmės ten yra, nei nieko, kadangi nesiskalbė niekas, ten nedžiovina ir patalpos nėra miegamasis čia. Čia yra komercinės patalpos. Tai va, man pirmą kartą pasitaikė tokie žmonės, tai keli man sako tokie dailininkai, visi žino čia Vilniui, visi žino apie tai. Tai sako, mes sako, jį pamokysim, papurtysim gerai. Ai, sakau, nelieskit, todėl kad bus daug nemalonumų paskui. Reiškia, jie papurtys, va taip, fiziškai papurtys jį. Ką iš jo ten išpurtysi? Aš jam sakiau, o kai teisme buvau, sakau, gerbiama teisėja, aš sutinku, sakau, nors tegu po 100 litų man atiduoda, sakau. Aš sutinku, sakiau, aš sutinku. Bet jisai sako, paskui tarėmės, kad, jo, ir prie advokatų tarėmės, kad dalį, kiek gali, už 3 mėnesius ten kiek gali, paskui visai pradingo, nieko, visiškai, nu tai va. Dabar nežinau, ko čia pasibaigs, bet... Ir kiek jūs jau čia laiko bilinėjatės? Aš manyčiau dabar taip, kokie 3 metai. 3 metai. Jo. Tai aš norėjau, kad visi, jau žino, visi, man čia tas viešinimas nėra prasmė, todėl kad jau visi žino, Žalimai, Rolandas Žalimas ir jo žmona. Mes nuėjom net su žurnalistu į Dailininkų sąjungą, galvojom, kad jie yra už... Sako, jie norėjo į Dailininkų sąjungą, bet netitinka tas lygis, nepriėmė. Paskui sako, mes paskambinsim į tautodailininkų gal jie. Tautodailininkų jų nepriėmė irgi. Nu tai va kokie, prašau.